Top 5 naujienos visiems. Tai Microsoft Copilot įvyko privatumo klaida. Tai dirbtinis intelektas skaičiavo slaptus elektroninius laiškus be leidimo, tačiau skaičiavo ar neskaitė, bet tokio kaip leidimo nebuvo iš organizacijos sutikimo. Tai rizika verslams galimi duomenų nutekėjimai, todėl reikėtų labai atkreipti dėmesį į tos privatumo nustatymus. Jeigu naudojate tą Copilotą, tai galbūt kai esate organizacijos ar administratoriai, tai reikėtų atkreipti dėmesį ir pasižiūrėti konkrečiai į nustatymus. Reikėtų konkrečiai pasižiūrėti, kokie yra nustatymai, kad ir jums neatsitiktų panašus duomenų nutekėjimai. Kitas momentas, oficialiai buvo išėjusi statistika, čia per pastarąsias 2 savaitės, kad didžiulis tyrimas buvo atliktas, kad Europos Sąjungoje jau matoma ir oficialiai komunikuojama, kad tai yra +4% dirbtinis intelektas bent jau atneša tą efektyvumą. Ir pozityvi tuo pat metu naujiena yra, kad darbo vietų nesumažėjo, o žmonės dirba vis greičiau. Tai čia irgi tokia gal kontroversiška žinutė, daug kas labai gąsdina iš tos pusės, kad tai čia darbuotojai, bus atleisti, robotai, dirbtinis intelektas perims darbus. Tačiau kol kas mes matome tą tokį statistiką oficialią, kad darbo vietų nesumažėjo, nors tuo pat metu galima ir surasti socialiniuose tinkluose ir apskritai medijoje kalbama apie tai, kad čia tie didieji žaidėjai, Microsoftas, Amazonas atleidinėja programuotojus ir dirbtinis intelektas pakeičia juos, tačiau buvo irgi iš migracijos departamento pasidalinta statistika, čia metų pradžioje ar praeitų metų pabaigoje, kad nėra taip, kad atleidžia tos pačius programuotojus, tiesiog vyksta imigracija, tai yra iš pigesnių šalių, resursai imigruoja ir jiems yra išduodamos darbo vizos, tai kitaip tariant, samdo ne amerikiečius, o pigesnių šalių programuotojus. Tai 90% įmonių, kas liečia ES mastelį, mato nedidelį poveikį kol kas. Ir kaip ir minėjau, tai yra įmonės, kurios šiek tiek dar laukia, vengia. Yra įmonės, kurios neria pilna galva. Tuo pat metu mes žinome, kad kas liečia ES, tai yra ir tam tikrų biurokratiniai dalykai ir tam tikrų neapibrėžtumai ir yra daugiau reguliacijos, dėl ko tie visi pokyčiai, jie vyksta šiek tiek lėčiau negu visame pasaulyje mastelėje. Tai dar viena iš naujienų, tai Lietuva investuoja 24 milijonus dirbtinio intelekto saugumui, tai tikslas yra, kad kovoti su kibernetiniais sukčiais ir to deepfake'u. Kas yra deepfake'as? Tai principas yra toks, kad kažkas gali padaryti avatarą, panaudodami mano veidą ir, atsiųsti jums ten kažkokią žinutę, ten video tekstą ir kaip labai dažnai būna, ar ten kviečia kažkokius ten, paspausti ant nuorodos, ar ten, bitcoino ten, pervesti, ar dar kažkas tokio, tai ar ten paskolinti pinigų, tai priklauso ne nuo to, bet deepfake'as dažniausiai būna, kad paima ten kokį Eloną Muską ir sako, investuokit į šitą akciją, o iš principo ten įvyksta kažkokia vagystė. Logika yra tokia, kad panaudojamas, žinoma, žmogaus veidas su tikslu apgauti. Tai siekiama sukurti naują apsaugą nuo apsimetėlių skambučių ir ką jums reikėtų daryti, tai atpažinti tą patį deepfake'ą, ką tai reiškia. Tai dažnai labai būna, kad iš aplinkinių detalių jūs galite matyti, jog ar tai yra kažkas ten išsilieja, ar ta detalė netaip logiška. Galiu duoti pavyzdį, vienas bičiulis, sukūrė
tam tikrą avatarą, netikrą žmogų vienam iš savo projektų. Ir kas toje nuotraukoje galbūt išdavė, kad tai nėra, sakykime, tikra nuotrauka, netikra asmenybė, tai buvo tiesiog, ta prasme, irgi berašant ar ne promptą užklausą buvo padaryta, kad vonioje yra mergina, žodžiu, yra prieš veidrodį ir už jos nugaros, ta prasme, irgi vonioje yra dar vienas veidrodis. Kaip ir atrodo nelabai logiška, nors vizualiai viskas atrodė gerai, arba būna, ten, tarkim, čia vat, kaip pas mane, ne, yra lentyna, ir ant lentynos yra parašytos raidės tam tikros, ne? Tai labai dažnai būna, jeigu tai yra dirbtinio intelekto generuotas kažkoks video, tai gali būti, kad tos raidės būtų išsiliejusios ir jau neįmanoma neperskaityti. Tai labai smulkus momentai išduoda, kas iš tikrųjų tai yra ir kad tai nėra netikras vaizdas. Tai ir kitas dalykas, naudokite 2 faktorių prisijungimo visur. Taigi pavyzdys, jūs ten einate, nežinau, kodėl jūs šiandien išmetinėjo mano prezentacijas StreamYardas. Kaip pavyzdys, jūs ten einate padaryti kažkokį, tarkim, paspaudžiate kažkokį ant nuorodos ir jums ten sako prisijungti. Tai gali būti, kad tik paspaudus ant nuorodos, tarkim, jūsų čia vienos pažįstamos, pernai elektroninį paštą, žodžiu, visą paskyrą pavogė. Tačiau galima užsidėti ant to pačio Gmail'o, tą antro lygio second level, žodžiu, antro lygio apsaugą, kad kai jūs prašote prisijungti, kai jūs jungiatės, tarkim, į savo Google paskyrą, Gmail'o paskyrą, jūsų paprašytų ar programėlę, tą vadinamą koduką suvesti vienkartinį, ar ateina, sakykime, SMS-as pas jūsų telefoną, panašiai. Tai bent jau tokius dalykus iš apsaugos pusės rekomenduojam visada pasidaryti. Tai dirbtinis intelektas samdo darbuotojus smulkiuose versluose, tai automatiškai peržiūri jūsų CV, atrenka kandidatus. Tai čia yra krūva įrankių šiuo metu kuriama vien tik ten iš mano aplinkos, pažįstamų, programuotojų, kas veikia šitoje rinkoje. Tai šiai dienai yra kuriama krūva įrankių. Tiek iš tų paminėtų įrankių, tiek iš buhalterinių, tiek iš balso visokių agentų, automatizacijų ir taip toliau. Tai čia buvo grinai pavyzdys, naujiena tokia, kad automatiškai peržiūri CV, atrenka kandidatų, sutaupo laiką, bet gali praleisti gerą žmogų. Tai ką daryti? Rašyti CV aiškiai, su raktiniais žodžiais. Tai logika yra tokia, jeigu aš ten aplikuoju, tarkim, siunčiu savo tą gyvenimo prašymą į specifinę poziciją, tai jau nebetinka taip šiai dienai, kad aš siunčiu į visas pozicijas tą patį savo CV. Tai reiškia, kad jau žmogus turės pasitelkiant tą patį dirbtinį intelektą pritaikyti savo gyvenimo prašymą prie tos specifinės pozicijos. Atėjau, aš nežinau, ten aplikuoju, tarkim, kažkokį ten vadybininko, pardavimo vadybininko darbą, ten kažkokio maisto industrijai. Tai reiškia, aš tada sumaitinu tą patį skelbimą darbo į ChatGPT, Gemini, kad ir kas tai bebūtų, sumaitinu savo CV ir sakau, patobulink jį, pridėk tam tikrų specifinių raktažodžių, kad galbūt pro tą dirbtinio intelekto filtrą jūsų CV praeitų ir gautų ten, tarkim, gerą įvertinimą, nes logika yra tokia, kad prafiltruoja jūsų CV ir tada pažymi, kiek procentaliai jūs atitinkate kaip kandidatas, arba, nežinau, ten įvertina, tarkim, high, medium, low, koks yra tas atitikimas. Ten labai atitinka, vidutiniškai atitinka arba visai netitinka. Ir verslai dirbtinis intelektas kaip pirmas filtras, o ne galutinis sprendimas. Tai kai jūs ten sureitinguoja, tai tada ateina, sakykime, ta talent acquisition team, ar iš personalo, ar iš samdymo,
arba pats vadovas, tada jau priklausomai nuo organizacijos dydžio, ateina, persižiūri ir jeigu matom, jeigu ten iš karto, kad yra totalus neatikimas, tai niekas net dažniausiai negaišta laiko, nes tikrai replikuoja ganėtinai nedaug, žinoma, priklauso nuo pačios pozicijos specifikos. Liuks, tai Lietuvos dirbtinio intelekto strategija iki 35 metų, tai Seimo planas dirbtinio intelekto naudojimui buvo paskelbtas 10 metų į priekį, kad bus investuojama ir tos pačius mokymus, dotacijos verslams. Tai jau ir pernai buvo paskelbta nemažai projektų, kur, tarkim, ten pramoniniai verslai, man rodos, buvo pernai liktai reikalavimas 125 ar 150 tūkstančių metinę apyvartą įmonėse, kad galėtų į to, sakykime, investicijas aplikuoti. Tai turėkit omeny, kad jeigu domitės į tokias investicijas, automatizacijas, dirbtinio intelekto panaudojimą savo versle ar savo įmonė, tai stebėkit Invega, Versli Lietuva ir registruokitės į nemokamus dirbtinio intelekto kursus. Tai yra skelbiama reguliariai, per kažkurią irgi praeitą transliaciją esu irgi rodęs, kad yra puslapis, kur yra skelbiami tiek ten konsultacijos nemokamos, tiek tie patys nemokami mokymai. Tai iš savo pusės irgi dalinausi, kad vis dar atliekam keliems žmonėm turim verslo auditus nemokamai, tai jeigu aktualu, drąsiai tada kreipkitės asmeninę žinutę. Važiuojam. Tai jeigu mes kalbėsim apie 5 DI milžinus, tai kas keičia rinką ir kas veiksmus, tai aš paprašiau, kad būtų atrinktos naujienos, kurios eina iš tų jau top mūsų dirbtinio intelekto žaidėjai. Tai Google Gemini 3.1 Pro išleido ir susidraugavo su Apple Siri. Ką tai reiškia? Tai iPhone'as, lygiai taip pat, tiksliau Apple kaip kompanija, nori nepraleisti iš tos bangos, tik tai jau, sakykime, galbūt per vėliau kurti savo kažkokią neatskirą produktą, tai naujas protingas asistentas iPhone'os atsiranda kartu su Gemini'u, ir integruotas su Siri bus vasario pabaigoje. Tai jums tai reikės atsinaujinti savo operacinę sistemą iPhone'e iki naujausios versijos ir galėsite išbandyti santraukas iš elektroninių laiškų ir panašiai. Tai šioje vietoje, aš manau, šioje temoje mes matysime ir daugiau šiek tiek tobulinimo, kas liečia dirbtinio intelekto integraciją į jūsų išmanųjį įrenginį. Tai labai smagi dalis Apple turbūt vartotojams, nes kol kas buvo tik tais ten galimybė, bent jau iš mano pusės, naudoti ten nuotraukų paieškai arba ten redagavimui tą patį dirbtinį intelektą, bet galėsim turėti ir daugiau update'ų. Tai OpenAI'us, čia yra ChatGPT kompanija. Tai jeigu mes kalbam apie Gemini, tai yra Google ir OpenAI'us yra ChatGPT. ChatGPT ir krūva kitų produktų, tai nemokamas visiems naudotojams. 5 versija buvo paskelbta, tai Microsoft Copilot'as irgi, kadangi Microsoft kaip kompanija yra priinvestavus ir buvo priinvestavus krūvą pinigų kartu į tą patį OpenAI, tai jie naudoja dabar Copilot'e tą naujausią versiją, čia sąlyginai naujausią 5.2, tam pačiam Copilot'e. Tai jeigu kažkas naudojat Copilot'ą, aš mačiau, kad buvo mygtukas, dabar jau tikriausiai pagal nutylėjimą by default naudoja 5.2, tai pabandykit, jeigu dar nebandėt, ir tiesiog užsiregistruot ar tą patį Copilot'ą ChatGPT naudojat nemokamai, o verslam turbūt toks paraginimas būtų naudoti tą ChatGPT per
per API integracijas, kad galėtumėt padengti daugiau scenarijų. Ir kita naujiena, tai yra DeepSeek'as, kinų produktas. Su DeepSeek'u, gal kažkas atsimenat, buvo kažkada tokia didelė, naujienų bomba sprogusi, kad DeepSeek'as gerokai ten 100 kartų sukūrė tą panašų algoritmą, kur ten OpenAI, tai yra ChatGPT, buvo investuota milijardų. Tai vėl dabar grįžta ta pati banga naujiena ir kas gali turėti įtakos tai pačiai ten akcijų rinkai, ypatingoje dirbtinio intelekto temoje. Tai vasario viduryje buvo paskelbta, kad DeepSeek'o ta 4 versija yra geresnė už OpenAI, tai yra programuotojams. Nors mano supratimu, kiek aš pažįstu iš savo aplinkos, programuotojų, OpenAI ten to kodekso nelabai daug kas ir naudoja, visi daugiausiai programuotojai naudoja kursorių. Tai DeepSeek'o unikalumas yra, kad gali skaityti 1 milijoną kodo vienetų ir jeigu nebijote arba turite kažkokią atskirą paskyrą, jeigu naudojat kažkokį kinišką įrankį, visada rekomenduoju, tada gal turėkit kažkokią atskirą paskyrą, ne pagrindinę paskyrą, nes kas liečia ten Kinijos tokią kaip galbūt reguliaciją, kas liečia saugumo duomenų apdorojimo dalimi, tai ten yra daugiau laisvės negu ten kokia Europa ir panašiai. Tai pasijungkite atskirą paskyrą ir tikrai rekomenduoju ar DeepSeek'ą pabandyti, arba yra dar vienas bičiulis, irgi man rekomendavo, labai išreklamavo, dar nepabandžiau, analogas irgi panašus kaip ChatGPT, kinietiškas, tai yra kimi.com, tai kažkurio metu, manau, pakalbėsim ir padarysiu atskirą transliaciją apie tai. Ir būkite atsargius, aiškus, jautriais duomenimis, nes čia nereikia nei kiniško įrankio. Yra istorija, kai žmogus sukelia savo kažkokį PDF failą ir Lietuvoje ir kitas žmogus beieškodamas kažkokio atsakymo į tą pačią temą gauna kito žmogaus asmeninius duomenis. Tai turėkit omeny, kad prie ChatGPT to pačio ten nustatymų pasižiūrėkit, kokie yra jūsų saugumo nustatymų. Super. Aurimas rašo, Kim yra labai geras. Tai Aurimai, žinau, turbūt irgi jau nuo Gensparko ant Kimi perėjai. Liuks, tai Anthropic Claude'as sonetas. Tokia naujiena, tai pirmas galvojantis dirbtinis intelektas, matyti mąstymo procesą. Tarp kitko, su Claude'u mačiau, kad pradėjo, OpenClaw pradėjo riboti su kokiais agentais, tiksliau ant kokių platformų galima statyti agentus. Tai čia gaunasi po truputėlį, irgi gaunasi konkurencija. Tai jeigu tai yra pati OpenClaw platforma, ant kurios dažniausiai yra ten tie kuriami galbūt agentai, kur galite įsidiegti į savo kažkokią asmeninę kompiuterį, kad nelaikyti kažkokioje platformoje ir ko pasiekoje teoriškai turėtumėte susimažinti išlaidas, kurios kainuoja jūsų agentų išlaikymui, tai jie pradėjo riboti, kad negalėtų ten su specifiniam platformom darytis agentų. Tai vėlgi po truputėlį eina viskas link to, kad didieji žaidėjai pradeda išnaudoti savo galimybės, kokią, sakykime, platformą jūs turėtumėt naudoti, ar kuri platforma, kitaip tariant, turėtų iš jūsų uždirbti pinigus. Ir čia viena iš naujienų, kuri nebuvo įtraukta,
tai kad to pačio OpenClaw kaip open source, atviro kodo, bet kas gali naudoti tą kodą įkūrėją jau netiesiogiai palėtė ir OpenAI, tai OpenAI Samo Altmano ir jie ten, žodžiu, sukūrė, lygtais pakvietė kažkokį ten fondą kurti, finansuoti. Ir logika yra tokia, kad ir nesvarbios turbūt visos detalios ar pavadinimai, bet jau didieji žaidėjai po truputėlį pradeda megzti tam tikrus galbūt politinius ryšius, diplomatinius ryšius, kaip išlaikyti savo įtaką rinkoje, kaip išlaikyti savo įtaką tam tikrose vartotojų kiekiuose. Tai rezultatas, tai atėjęs Samas Altmanas pakvietė tą OpenClaw įkūrėją, jie sukūrė partnerystę ir tada išeina, kiek čia praėjo, turbūt nepilna savaitę, ir tada pradėjo riboti OpenClaw, kad su Claude agentais vyktų, ten tam Claude būtų galima naudoti su tam tikrais limitais ant agentų kūrimo. Tai liuks, ką darykit, išbandykit 3 mėnesius nemokamai, tą Claude 3.7 Sonnet versiją. Tai kuo man, pavyzdžiui, patinka, aš su Revoluto planu, už kurį ten moku gal 16 €, turėjau vakar, pasileidinėjau webinarą, apie kurį pabaigoje papasakosiu. Pasileidinėjau webinaro puslapį ir man išmetė, žodžiu, klaidą. Ir ką aš padariau, aš atėjau, atsidariau savo Perplexity langą. Perplexity naudoja tą patį, ten Claude sonetą. Ir, žodžiu, aš nieko net nedarau, palikau kompiuterį, parašiau, sakau, tu man sutaisyk, nes ten trūko saugumo sertifikatų. Nesuprantu, kodėl, nes lyg tai įdiegta ir iš vienos pusės rodo, kad įdiegta, sakykime, iš hostingerio pusės, ir rodo lyg tai iš kitos pusės, kad iš platformos, ant kurios stačiau, visą webinaro puslapį įdiegta, ir aš kažkaip išėjau, pareinu, žiūriu, jau, žodžiu, sutvarkė. Tai va, tas yra galvojantis, mąstantis ir pats, mygtukus spaudžia dirbtinis intelektas, sprendžia mano problemas. Ir Claude 3.7 lyginant su ChatGPT, atrodo šiek tiek geresnis. Tai Microsoft Copilotas paleido irgi savo agentų režimą, tai gali atlikti kelias užduotis iš eilės. Pavyzdžiui, sukurti dokumentą, išsiųsti, pridėti kalendorių. Ir jeigu naudojate, o žinau tikrai, kad ir iš smulkių vidutinių verslų yra žmonių, kas naudoja Copilotą, tai įsijunkit ir įsibandykit tą patį agentų režimą. Kadangi jeigu su savo planu jau gaunate, tai yra tikrai racijos išsibandyti ir pabandyti pasikurti tą patį agentą. Tai pagrindinės išvados, dirbtinis intelektas jaučia, bet masinių atleidimų nėra, bent jau Europoje kol kas ir bent jau neoficialioje statistikoje. Produktyvumas augo oficialiai 4%, ką ir paleido iš didelės statistikos duomenų. Ir Lietuva investuoja dirbtinio intelekto saugumą ir mokymą, nes bet kokiu atveju tuo pat metu mes praėjusią kartą kalbėjome šioje transliacijoje irgi, kad yra sukurta aiški strategija ir statomas dirbtinio intelekto centras Vilniuje. Ir pradėkite naudoti dirbtinį intelektą dabar, nes tai nebėra ateitis, tai yra dabartis.